Va taip. O dabar grįžkim prie reikalų, kuriuos reikia mums atlikti skambučiais. Tai yra toksai Aurimas. Ir Aurimas vieną kartą buvo klube Kyvi, Klaipėdoje, ir jį bandė kabinti gėjus. Ir Aurimas labai supyko. Tai Rolandai, you call. Aš Aurimas, ne? Ne, tu Aurimui paskambini, tu kažkada į Kyvi pamatei ir čiešinai. Jisai labai supyko, bet dabar apsimes kaip niekur nieko, žinai. Ir viskas. Jisai turi merginą ir žiauriai nemėgsta gėjų. Koks jo vardas dar kartą? Aurimas. Aurimas, okei. Sakyk su. Alio? Sveikas gyvas, Aurimai. Labą. Kaip laikaisi? Po truputį. Ką veikė? Namie. O, tai netrukdau aš tau. Nelabai. Su ko kalbu, įdomu. Čia tau skambina Žygis. 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 Mes kažkada matėmės senokai, bet matėmės su tavim Kyvi klube. Neatsimenu. Neatsimeni, ar ne? Aš tau dar skambinau kažkada. Ne. Nelabai atsimeni, ne? Kas čia, nesunku man ir žinok ir primint. Klausyk, o kokie tavo šiandien planai? Namie būt. Eik tu? Taip. Klausyk, tokia situacija, mano gero draugo gimtadienis šiandien yra ir hebrytė kažką, žinai, veikia, sakė, yra gera hebra susirinkus, planuoju varyt, bet kažkaip tai galvoju, gal kažkam dar pasuksiu, žinai, su kuo čia pabendravus, naujų žmonių kažkaip trūksta, nes ten visi pabodę, galvoju, pasuksiu tau, Elmėlį. Kokios tavo mintis apie tai? Nu, šiandieną kaip ir jau gal nelabai išeis. Neplanuosi, ar ne? Kaip? Sakau, ne toks žmogus esi, kuris šautų į kiemą vidurį nakties, ar ne? Ne. Supratau, nu nieko, gaila. O ką rytoj veiksim? Rytoj darbai, o po darbų tai nežinau. Eik, po darbų klausyk, tai gal išlenkėm malaus kokio vyno po darbo? Aš žinok, irgi dirbu iki kelių, aš iki 6 dirbu. Aš ilgėliau, bet, ta prasme, žiūrėsim, kokie vakar planai bus. A ne? Bet tu tas nieko prieš būtum, aš kaip suprantu. Mėgsti alų. Kas nemėgsta alaus, a ne? Kas jo negeria, a ne? Mėgstu, bet tik savaitgalį. Nu, prašau. Aš vaišinu. Nu, ne. Nu, koks tu kuklus, kaip miela, koks toks kukliakas visiškai. Nu, taip. Klausyk, vaikiau juokas, tik tai nesakyk, kad tau čia dabar nesinori, taigi vienas bokalas čia nenodėmė. Nu, savaitgalį tik tais, nebent paprastą dieną yra nuodėmė. O tu jau suplanavęs savaitgalį? Taip, jau esu suplanavęs. Eik tu, ką veiksi? Būsiu su draugais arba šeima. Eik tu. Taip. O kur tu čia būsi su draugais? Su draugais, nežinau, gal kažkur tai į barą nueisim. Gal namie. Ne, o kokį barą dažniausiai varai? Tokia nėra skirtinės, po truputį. Klausyk, patark man, žinok, aš kažkoks esu užstrigęs, į vieną visą laiką varau. Kur, klausyk, dabar fainiau taip yra, nes, žinok, aš, matai, grįžęs neseniai esu tik tai iš Airijos. Taip. Aš darbiavau, žinai, biškutį, bet paskui, žinai, nelaiminga meilė mane pastygo, tai turėjau grįžti. Taip. Ir, supranti, aš toks kažkoks pasimetęs, gal aš kažko nežinau, nes lankausi savo senose vietose, ten mažai žmonių labai. Nu, Klaipėdoj dabar apskritai visi yra iškeliavę, gal į kitus kraštus, tai labai mažai žmonių yra baruose. Nu, parekomenduok vieną kokį. Frydriko pasažas visai nieko ten vietykėm. Eik tu, kur čia yra? Čia yra Senamiestyje. Senamiesty. Gal galėtum man parodyti kada? Nežinau, gal kada nors. Klausyk, o tu nieko prie... Sprendė, aš čia toksai, žinai, dar be draugų. Jeigu aš savaitgalį, jeigu tu, žinai, su hebra švęsti, gal aš galėčiau prisijungti, žinau. Nu, aš toks, žinok, žmogus prie hebros. Jo? Normalus, tikrai ne lipšnuolis kažkoks. Aha.
Nu, toks. Ir pašvest mėgėjas, žinok, ir nesu skupydla, kad čia, žinai, neprisimeščiau prie Hebros, ar pabijočiau kažkam pastatyti kažką. Aš, žinok, moku statyti puikiausiai. Aha. Tai klausyk. Taip. O tu penktadienį ir šeštadienį čia planas yra, kaip man galvot? Gal šeštadienį. Oh, sounds super. Aš jau jaučiu tą dvaselę, kokią linksmą mes čia užkalsim. Klausykis, tai aš tau tada gal galėčiau šeštadienį apie piet pasukt. Aha. Ane? Aha, iš kurios radijos stoties. Pasukt? Šeštadienį? Iš ZPFM, teisingai. Bravo. Namų darbas atliktas. Namų darbas atliktas. Labas. Sveikas gyvas. Labas. Sakė, kad labai mėgsti jautrius berniukus. Patinka tau? Silpnybę jauti? Aš jau iškart supratau, bet tik dar nežinau iš kurios. Todėl nenorėjau irgi kitų gal konkurentų reklamuoti. Bandai išlaukti, ne? Gali drąsiai sakyti, visus. Gali čia viską vardinti pas mus, ne problema. Ne problema, absoliučiai. Ne problema, visieną. Taip, nu tu galvoji dabar, argi kažkas tai pasikeis dabar, kad mes pasakysim čia kitos radijos stoties pavadinimą. Perjungsi tu į kitą radijos stotį? Powerhit Radio. Op. M1. Op. Nieko, ne. Radio centras. Ruska radio. Ne, Nu. ZPFM-as. Jėga, pagarba tau. Ačiū tau, tai Ačiū sėkmės. tau, tai ką, gerų darbų. Linkėjimai nuo tavo kolegų. Už staigmeną, o dabar nu kas čia taip perdavė? Saulius. Saulius, nebuvo tokia. Supratau. Ok. Ačiū tau. Iki. Iki. Iki.